dešiniųjų judėjimas manyje buvo visą laiką. Ir kardiologijos institute, kai tik pradėjo kažkur tai išgirdom, kad kur tai kūrėsi, taigi važiavom ir į Vilnių, dalyvavau ir steigiamajame, ir Vingio parko visuose renginiuose, kiek buvo, tuo metu dar kiti ir nevažiavo, mes jau važiavom. Nu ir taip, nežinau, ėmiausi organizacijos. 93 viskas buvo. Tai pirmiausia, reiškia, Vilniuje vyko konferencija. Ir į tą konferenciją mes keliese iš šitų medikų grupės išvažiavom į tą konferenciją. Grįžom jau tvirti, pasikaustę, jau viskas buvo aišku, ką reikia toliau daryti. Ir pas mane ėjo, aš kardiologijos instituto viršutiniame aukšte kabinetą turėjau, ir pas mane ėjo iš visų klinikų. Pradžioje žmonės, bendradarbiai moksliniai, iš įvairių, net iš ginekologinių, iš tolimiausių korpusų ateidavo. Aš buvau kelis kart įspėta, mūsų buvusias, sakyčiau, partorgės, jau ji nebuvo ta partorgė, bet jin pasakė, Bartkienė, būk atsargi, tu sako, elgiesi taip, kad tau, visaip gali paskui baigtis. Ta prasme, su darbu kažkas gali būti blogai, dar su kažko. Aš buvau įspėta kelis kartus, nekreipiau jokio dėmesio. Įsimintina ir labai reikšminga buvo ta diena, kai vyko Tėvynės sąjungos steigiamoji konferencija Vilniuje, Valstybinėme nacionalinėme dramos teatre. Tai buvo labai graži, šviesi ir saulėta diena. Ir tokie pat žmonės. Buvo labai gera nuotaika, daug vilties ir supratimas, kad tai yra istorinė diena. Jau vien dėl to, kad kuriasi partija. Nes iki tol buvo viena partija. Kita labai reikšminga diena buvo ta, kai aš stojau į Tėvynės sąjungą. Mane pakvietė daktarė Rūta Vaičiulytė, amžinatilsį, ir daktarė Vida Bartkienė, kuri vėliau tapo Žaliakalnio skyriaus pirmininkė. Vyko pokalbis, buvo daug žmonių ir man labiausiai įsiminė vienas klausimas. Paskui ką tu seki? Paskui ką eini? Paskui žmogų ar paskui idėją? Aš atsakiau, kad aš einu paskui asmenybę. Tada iš karto labai atsimenu tiksliai, negerai, reikia eiti paskui idėją, nes idėjos amžinos. Bet aš paprieštaravau ir pasakiau, kad idėjas galima iškreipti. Aš ir pakartojau, kad einu paskui asmenybę. Išskirtinę asmenybę, intelektualios minties asmenybę, profesorių Vytautą Landsbergį. Ir su profesorium, ir su kitais vilniečiais, kurie jam buvo artimi, jo grupės. Kiek kas pakviesdavo ir mes patys važiuodavom ir pas save darydavom kokius tai nedidelius susirinkimus, tarkim 10-15 žmonių su vilniečiais, kad žinotų viską dvasioje, kas ten dedasi pačiam centre, pas Landsbergį, kas ten dedasi. Į partiją stojau, jei tik susikūrus praėjus porą mėnesių, tai steigėjų netapau. O kadangi mano draugai atėjo į Žaliakalnio skyrių, aš dirbau Kauno vandenyse, Žaliakalnį. Tai buvo pasirinkimas kviest, pakvietė į Žaliakalnį. Ir aš atėjau tą Žaliakalnį. O Žaliakalniui mane pavergė turbūt žmonės. Vis tik buvo daug gydytojų, inžinierių, aukšto lygio tokių žmonių intelekto. Ir visi kažkuo tai tarpukario Lietuvos dvasios dar gavę. Fantastika buvo. Nebuvo to, kad nebūtų kvorumo. Įsivaizduokit, į eilinį susirinkimą susirinkdavo šimtai žmonių. Visi vyrė diskusijose, visi jaudinosi, atnešdavo žinią, kiti diskutuodavo. Net einant namo diskusijos tęsdavosi, kartais ir tokios gana aštrokos, bet visi buvo tokie uždegti, tokios gilios vidinės dvasios. Svečiuose pas profesorių Vytautą Landsbergį, Kačerginėje. Reiškia, mes grupelė mūsų tokia, nuvažiavom, buvom perspėję, kad atvažiuosim, nuvažiavom ir atėjo profesorius. Jis atėjo basas, iš kito ten tokia pora namų buvo ir matomai jo šeimos, giminės ten buvo daugiau žmonių. Žodžiu, jis atėjo basas ir ramiai, sau tvarkingai mes gražiai nusifotografavom.
Mes 7, taip ir profesorius. Tai buvo labai man įsimintinas susitikimas, kai tik tai kūrentis, visam dar sąjūdžiui vos kūrentis. Ir kai da mane jau ten išrinko vadovauti sąjūdžio Seimo tarybai, tai kauniečiai buvo atvažiavę pas mane labai rimtam pokalbį. Ar aš neparduosiu Lietuvos? Labai šauni buvo degančiom akim Birutė Nedzinskienė. Buvo ten Česlavas Stankevičius toks susirūpinęs, bet jis patikėjo, turbūt ir Birutė patikėjo, kad aš neišduosiu Lietuvos. Kad nieko blogo nėra, kad ne Kaunas vadovauja sąjūdžiui. Taip ir ėjom pirmyn. Ir Žaliakalnis visur kažkada buvo. Galų gale, mano giminaitis ten kandidatavo ir atėjo į Seimą nuo Žaliakalnio. Skyrius prisidėjo, sakyčiau, tais mažais darbeliais. Mes visi žinojom, kad turime dalyvauti veikloje. Ir tie maži darbeliai visada pliusuojasi ir jie pavirsta didesnius. Pagrindas buvo dirbti rinkimuose, kad laimėtų kažkur tai dešinysis flangas. Pagrindas buvo tik tai toks pradžiai. Ir rinkdavom tos žmonės, kurie galėtų padėti. Ir, reiškia, kas budėtų, irgi ne bet kas. 92 metų tas išrinkimas, kaip čia dar buvo socialdemokratai, tie seniai, kaip sako, komunistai tie senieji buvo, žinot. Tai kažkaip tai baisu, atrodo, vėl ta Lietuva grįš atgal, vėl kažkaip tai kažkas vėl atsitiks, visi nusisuko, tada pasaulis kažkaip galvo, vėl tie komunistai atėjo čia. Tai man labai kažkaip tai buvo tas, sukrėtė mane irgi. Aš jaučiau, kad reikia prisidėti savo laisvų laikų, kažką tai daryti naudingo, tokio, kad tik tais dėl Lietuvos kažką tai padaryti tokio gero. Ir taip labai neatsitiktinai pasirinkau konservatorių partiją, kadangi jinai tiesiog išėjo iš sąjūdžio. Ir čia buvo ta nepriklausomybės Lietuvos dvasia. Manau, kad tokios įsimintinos datos buvo stojimo į Europos Sąjungą ir stojimo į NATO. Man tai buvo, turbūt įsimintina liko tai, kad Tėvynės sąjunga buvo iniciatyvi, tą tikrąją tokią tiesą transliuoti į žmoniją, kad atsirastų tas supratimas, ar ne tie referendumai skelbti ir kad jisai teisingai išreikštų savo poziciją. Ir manau, tai buvo didžiulė Tėvynės sąjungos investicija į visuomenę. Na, į 2004 metus atėjom iš tokio labai sunkaus laikotarpio, kai 2000 metais Tėvynės sąjungos po rinkimų parlamente likom, kaip juokaudavo visi, viename lifte tilpom. 9 tik tai žmonės buvom. Ir aš buvau tada sąraše išrinkta, toks kaip truputį laisvo oro direktorius, neturėjau apygardos. Na ir pradėjom galvoti apie būsimus rinkimus, o Kaune irgi buvo totalus pralaimėjimas 2000 metais. Visas apygardas pralaimėjo Tėvynės sąjunga. Na ir mano tėvai planavo keltis į Kauną gyvent, broliai čia abu gyveno, aš čia mokslus baigus. Ir patys kauniečiai, Žaliakalnio skyriaus, Gediminas Žukauskas čia kalčiausias, tuometinis skyriaus pirmininkas, kuris pradėjo mane kalbinti ir sutapo taip lyg ir mūsų norai. Ir dar iki 2004 metų rinkimų aš pradėjau darbuotis čia Kaune su žmonėm. Įkūrėm tokį priimamąjį mano, kaip Seimo narės, nesvarbu, kas sąraše išrinktas. Na ir taip, jie mane griebė tada Žaliakalnis. Mane griebė, kaip aš juokauju. Susipažinau su daugybė žmonių, čiagi yra ir klinikos, čia yra gydytojų, mano alma mater. Esu baigus kaip tik tai tuometinį Kauno medicinos institutą. Na, va taip ir užkliuvau, užsikabinau. Ir man atrodo, kad čia buvo toksai, kaip sako angliškai, win-win. Ir man buvo labai įdomi patirtis, labai smagi, labai miela. Ir Kauno, žinokit, daug aš esu ir rajonuose balotiravusis, ir va savo gimtajam krašte, ir apvažiavus visą Lietuvą, tai aš iš karto pamačiau tą Kauno mūsų Tėvynės sąjungą visai kitokią. Ta tokia
tikrų, laisvų, patriotų gerąją prasme tokių žmonių grupė ir va taip viskas prasidėjo. Tai čia buvo baisu, 2004 metai, tai čia buvo stojimas į NATO, į ES, o kiek buvo dar prieštaravimų, o kiek dar buvo visokiausių iš Rusijos kišimų pagalių, ten, žinot, menkinimų žmonių, o žmonės, žinot, nežino tos politikos purvinos ir patiki kiti gal. Suprantat, prieš rinkimus, sakau, labai sunku būdavo žmonėm įrodyti, labai daug bendraudom su bendruomenėm, labai daug važinėdom, labai daug kalbėdom, Rasos labai tokia karšta kalba, jie labai patikė, jie labai priimdavo žmonės labai mielai. Va taip prasidėjo bendradarbiavimas su mūsų nepriklausomybės akto signatarė Rasa Juknevičienė, jos išrinkimų į Seimą 2004 metais. O taip ir prasidėjo visa kadencija, toliau sekanti 2008 metais, 2012 metais, visą laiką aš jau buvau šalia. Taip aš ir buvau jos visuomeninė patarėja. Ir mūsų darbas iki šios dienos, kad jinai išvykusi į Panevėžį, po šiai dienai mes ir padedam, pačioj pradžioje pradėjom ir ten įsikurti, net važiuodom su visa mūsų kauniečių, reiškia, delegacija padėti ten rinkimams pirmiesiems. Tai buvo tada, kai mes, tai berods 2008, kai laimėjo Seimą mūsų partijos nariai ir iš Kauno, ko gero, turbūt visi išėjo, tai buvo didelė pergalė. Labai didelė įtaka padarė ir Rasa Juknevičienė, kurie čia virš 10 metų, man atrodo 12 metų buvo kartu su mumis. Turbūt ir esmė ir buvo ir yra tai, kad jinai, geba neatsitraukti nuo žmogaus, bet eiti prie žmogaus ir išklausyti, sakysim, pakalbinti ir nebijoti išgirsti ar kritiką. O Kubiliaus, tai jis daug dėmesio skiria bendruomeniai. Ir kaip žmogus atėjęs į bendruomenę, kiek jis gali per kitus, kurti, daryti ir panašiai. Aš prisimenu, kaip dar ir mano šeima įsitraukė toliau į partiją. Prisimenu, buvau įstojusi į partiją, buvau įrašyta į vieną iš grupių, kur seniūnas buvo šviesios atminties medicinos universiteto gydytojas, docentas Apolinaras Sutkus. Ir tie susibūrimai labai netradiciškai vykdavo jo namuose. Ir pamenu tą pirmąjį susitikimą, kur kažkaip man buvo neįprasta eiti į namus ir pas grupės seniūną iš tikrųjų visa patalpa buvo paruošta tokiam principui, stalas ilgas, aplinkų kėdės ir aš prisimenu, grįžusi namo dalindavausi tais visais įspūdžiais ir tų žmonių iniciatyvomis, kiek daug žmonėse gėrio, kiek jie gali ir tai dalinasi vieni kitiems. Ir pamenu, vyrui taip pat kilo interesas ir aš atsimenu, docentas Apolinaras pakvietė ir mano vyras sudalyvauti tokiame posėdėje ir žinoma, vyras tiesiog pareiškė norą taip pat stoti į partiją. Taip, tuo keliu pasuko ir mano jauniausiasis sūnus, įsitraukė jaunųjų konservatorių grupę. Taip, jeigu labai trumpai, aš prisimenu, kai įstojau į partiją, mane atvedė mano tėtis, bet įstojau vieną skyrių, bet kai jau pradedi pažinti bendruomenę, gauni informacijos, kur iš tikrųjų skyrius veiklus, kur neveiklus, kur geriausia būti. Ir tuo metu buvo tokia legenda, yra Žaliakalnio skyrius Kaune stipriausias ir Antakalnio skyrius Vilniuje irgi stipriausias. Tai aš, kadangi gyvenau Kaune, tai aišku ir pasirinkimas buvo labai natūraliai Kauno Žaliakalnis, tuo labiau, kad ten buvo tam tikrų dalykų, kurie mane labai traukė. Partijoje aš susipažinau ir su savo dabartiniu vyru, tuo metu būsimu vyru. Ir mano Paulius buvo būtent iš Žaliakalnio. Ir tuo būdu aš buvau pakrikštyta Rasos Juknevičienės, kuri buvo rinkta tuo metu apygardoj, Žaliakalnio apygardoj, Žaliakalnio marčia. Iš ties, Žaliakalnio skyrius yra ypatingas. Man jis yra ypatingas, jis turbūt yra ypatingas ir visai mūsų partijai. Iš tiesų, Žaliakalnio skyrius jisai kūrėsi tokio akademinio elito, sakyčiau, pagrindu, Kauno klinikų darbuotojų pagrindu, tais 93-aisiais. Pats
sunkiai, bet prisimenu, iš tiesų, aš nuo mažų dienų augau tame skyriuje, tai prisimenu tos susirinkimus, iš tiesų partija, man atrodo, labai keitėsi per tuos 30 mečius, keitėsi jos indėlis ir į mūsų valstybę, bet vienas dalykas išliko bendras, tai yra stiprios ir nepriklausomos valstybės kūrimas. O stipri ir nepriklausoma valstybė per visus 30 mečius, jinai buvo apie įvairius dalykus. Iš pradžių mes kalbėjome apie ekonominę nepriklausomybę nuo Rusijos ar ne, toliau jau kalbėjome apie vakarietišką ekonomiką, apie užsienio investicijas. Dabar mes labai daug dėmesio skiriam ir kovai už demokratiją kitose šalise. Ir tie dalykai, man atrodo, yra labai svarbus, galvojant būtent apie tą stiprią ir nepriklausomą Lietuvą. Žaliakalnio skyrius, jisai natūralu, kad visose tose etapuose jisai vaidino labai svarbų vaidmenį, dėl to, kad jo nariai labai aktyvūs, jų yra daug ir tas toksai puikus įspūdis apie šį skyrių, dabar jau kaip aš galiu lyginti ir su įvairiais kitais skyriais Lietuvoje, išlieka visą laiką labai geras. Mums irgi turbūt sekasi, dėl to, kad mes pirmaujam pagal tai, kiek į skyrių ateina jaunimo. Aš taip dabar, štai šiuo metu, kada nesame Kaune, sakykime, nesame valdančiai daugumoje, tai tie žmonės, kurie ateina dabar į skyrių, įstoja, tai jie nėra karjeristai. Nežinot, jeigu esi daugumoje, tai žmogus galvoja, tai čia prie valdžios, mes ne valdžioje. Mūsų balsas šiuo metu, bet mes turim viltį, turim perspektyvą, kad viskas pasikeis. Šiaip iš savo vaikystės nedaug dalykų prisimenu, bet prisimenu vieną dalyką. Buvo turbūt prezidento rinkimai, Vytautas Landsbergis juose dalyvavo. Ir aš dar mažas vaikas, atsimenu, einu į apylinkę, mano mama tenais dirbo ar stebėtoje, ar komisijoje, dabar jau tiksliai nebepasakysiu, bet prisimenu puikiai tą salę ir manęs kažkokia komisijos narė paklausė, už ką Martynai balsuosi. Aš ten 4 metų ar 5 metų vaikas, sakau, už Lietuvą, už Landsbergį ir visa ta komisija pradėjo ploti ir man davė dovanų tokį drambliuką su saldainiais viduje. Tai iki šių dienų tą prisimenu, nors tai buvo jau prieš nežinau, 20 kažkelis metus. Šiaip labai mažai dalykų iš vaikystės prisimenu, bet tai likė iš atmintyje. Buvo čia šiokių tokių abejonių dėl konservatorių likimo Kaune ar ne, bet tiesiog miestas kaip gyvas organizmas, taip ir politinėme lauke turi savo kažkokius skirtingus gyvavimo etapus. Turbūt šis etapas Kaunui ne veltui yra toks duotas, kad mes kažko išmoktumėm. Tai yra tiek pamokos, tiek patirtis politinėme lauke. O šiaip tai kiekvieni rinkimai, kad ir kaip tu abejotum pradžioje, kai tu matai finišo tiesiąją, tu atiduodi visas savo jėgas ir eini, darai ir eini iki galo. Ir toks turbūt ir mano pačios moto yra ir raginimas visiems LKD nariams, kad nepaisant jokių negandų, kurios gali ištikti mūsų bendruomenę ar politinį lauką, niekada nepasiduoti ir eiti pirmyn. Nepaliaukime kovoje už laisvę. Lietuvos tikėjimas laisvė yra nepaprastai reikalingas, arti ir toli. Lietuvos laisvės istorija turi būti papasakota ir gali tapti paskata kitiems kovoti už jų laisvę. Kova tęsiasi, kova nebaigta. Nuo Sąjūdžio laikų kaip eina ir eina. Žaliakalnio skyrius, džiaugiuosi, kad čia daug patriotiškai nusiteikusių žmonių, daug konservatorių, kurie dirba Lietuvos labui. Vertybės man svarbiausia patriotiškumas, tėvynės gynyba, nepriklausomybė, laisvė, pats brangiausias dalykas, o konservatoriai tokie ir yra, kadangi prasidėjo viskas nuo Sąjūdžio, nuo Vytauto Landsbergio ir todėl aš esu čia. Aš pati perėmiau šias vertybės iš savo tėvų, tėvai perėmė iš jų tėvų ir aš perduosiu šias vertybės jau savo vaikui ir tai tiesiog vyksta iš kartos į kartą. Aš galiu pasakyti, kas yra Žaliakalnis.
Iš esmės, Žaliakalnis tai yra funikulierius ir Kauko laiptai, kuriais aš eidavau į Jablonskio mokyklą, o žiemos metu atgal eidavau jau ne laiptais, o važiuodavau ant kuprinės, kaip ant rogučių. Labai geras takas ten buvo šalia laiptų. O šiek tiek toliau, jau už Mažylio ligoninės, tai yra Kauko laiptai ir Vysbaro pilis. Ir ten mes kariaudavom. Tos Kauno dalies jaunimas prieš kažkokius negerus ten iš Vysbaro pilies. Gaila, kad jie nugriovė tą pilį. Fainas dalykas buvo Kaune. Na štai, kas yra Žaliakalnis. O ten, aišku, augo žmonės, kurie buvo stiprus ir reikšmingi ir Tėvynės sąjungai, ir Lietuvos atgimimui. O jeigu norite, tai ir tokie gyvenimo momentai. Lyg bėgčiau vėl į kalną žalę, prie tų senų kreivų vartelių. Spoksaučiau ten užvertęs galvą į tamsų mergužėlės langą. O į mane žiūrėjo mėnuo baltas, dainavo juodbruvė naktis. Ir aš nesuprantu kiekvieno, ko dar vis lig šiol kažkaip jaučiuosi kaltas.